Vaivorykštės vadovėlio nepažinojau tuo metu, kai pradėjau bendrauti su Baltų lankų leidykla. Ir pirmas mano susitikimas su leidyklos atstovais buvo dėl anglų kalbos mokymo priemonių. Tačiau pokalbyje susipažinau su pačia vadovėlio koncepcija ir man ji pasirodė labai įdomi. Iš tikrųjų tikiu, kad geriausias būdas mokyti ir mokytis užsienio kalbų tai yra imersijos būdas. Ir man atrodo, kad mes Lietuvoje labai dažnai ilgai sekam vienodom tradicijom ir tais stereotipais, kuriuos esam susiformavę, kuriuos atsinešam iš savo pačių mokymosi patirties. Ir mokymas kalbų Lietuvoje mažai keičiasi. Nežiūrint į tai, kad prieš 20 metų su naujom metodikom, kurios atėjo iš vakarų Europos, atsirado komunikatyvus kalbų mokymo metodas, kuris iš tikrųjų Lietuvoje labai greitai paplito. Per 20 metų tas komunikatyvus mokymo metodas nepasikeitė, bet vaikai, kuriuos mes mokom šiuo metu, pasikeitė. Ir be abejo, čia reikėtų pasiremti kažkokiais ir moksliniais tyrimais, kaip keičiasi kartos, bet šiuo metu vaikai ir mokosi kitaip ir yra kitokie. Ir todėl tie metodai, kuriuos taikom klasiai, labai dažnai stabdo mokymosi progresą. Todėl rengdama šiam vadovėliui medžiagą, aš ko gero šiek tiek rizikuoju ir tikiuosi, kad mokytojai priims tą provokaciją, kurią teikia anglų kalbos pamokos, nes jose dažnas mokytojas pastebės, kad medžiaga nesiremia tais mūsų įprastais užsienio kalbos mokymo principais. Ir todėl anglų kalbos pamokos nuo pat 2 klasės, o tai yra pirmieji užsienio kalbos mokymosi metai, šiek tiek yra kitokios nuo mums įprastų, ypač lietuviškų vadovėlių, tuo, kad ten yra daug daugiau autentiškos medžiagos, žodynas, kurį vaikai nebūtinai aktyviai, bet pasyviai jau išmoksta gana anksti, yra ne tik buitinio lygmens, jeigu galima taip sakyti, jis taip pat šiek tiek pristato ir žodyną, kuris susijęs su įvairiom sąvokom ir su kontekstais, kuriuose gyvena šiuolaikiniai vaikai. Anglų kalbos pamokose yra gana nemažai temų ir žodyno, kuris yra susijęs su gamtos mokslais, taip pat ir istorija, nes vėlgi savo koncepciją anglų kalbos mokymo medžiagos grindžiu tuo, kad lietuviai vaikai arba Lietuvoje besimokantis anglų kalbos vaikai visų pirma tikriausiai turės poreikį naudoti šią kalbą, kalbant apie savo patirtį, apie savo gyvenimą Lietuvoje, pristatant savo šalį, nes kalbos mokymasis visų pirma yra priemonė. Todėl mano įsitikinimu, mokantis užsienio kalbos, šiuo atveju anglų kalbos, pradinėje mokykloje vaikai visų pirma asocijuoja anglų kalbos mokymasi su kažkokiais kitais dalykais, kuriuos jie mokosi turinio prasme. Tai tokio amžiaus vaikams gamtos mokslai, istorija, įvairios pasakos ir legendos yra įdomios temos. Ir kalba ar kalbos mokymas yra toks gana išskirtinis dalykas mokykloje, ta prasme, kad tu turinį gali dėti bet kokį, nes kalbą išmokti, be abejo, tu turi suvokti kalbos struktūrą, gramatinius laikus, kurių vėlgi pradinėje klasėje mes nemokom taisyklėm, bet mokom imersijos būdu arba dedukcijos, indukcijos būdais. Ir todėl yra gana lengva į anglų kalbos pamokas įdėti pasaulio pažinimo temas, istorinės temas ar, sakykime, netgi ir tam tikras Lietuvos kultūros temas, kurios tokio amžiaus vaikams yra patrauklios.
bet neigiamų pusių aš kol kas neįžvelgiu, nes integruotas kalbos ir dalyko mokymas bet kokiu atveju yra pagalba ar tas metodas, kuris padeda vaikams mokytis greičiau ir geriau. Per kalbų pamokas galima daug papildyti turinio, kuris yra mokomas kitose pamokose. Kalbant apie visą vadovėlį ir viso vadovėlio integraciją, man atrodo, vėlgi yra labai svarbu, kad mokyklos ar klasių mokytojai, kurie nuspręs naudoti vadovėlį, turėtų labai atidžiai pasižiūrėti į visą vadovėlio koncepciją, nes man atrodo, kad vadovėlio stiprybė yra ta, kad jisai yra labai įvairus. Ir aš net abejoju, ar būtų galima rekomenduoti mokytojui, kuris pasirinks dirbti su šiuo vadovėliu, vieną kokią nors auksinę taisyklę, kaip su tuo vadovėliu dirbti. Jisai yra inovatyviausias tuo, kad jis yra labai lankstus. Todėl susipažinus su visa vadovėlio koncepcija galima kiekvienam asmeniškai mokytojui prisitaikyti vadovėlį prie savo mokymo stiliaus ir parinkti tuos aspektus, kurie mokytojai atrodo patys vertingiausi.